vieną dieną pirkiau automobilį, kitą dieną tą patį jau reikia parduoti. Einu į Autoplius LT, dedu skelbimą ir pažiūrėsim, gal atrasim ir naują savininką. Įdėti skelbimą, naudoti automobilį, BMW, modelis 318. Kai aš čia parašė? O, žiūrėk, dėl automobilio. Ar domina keitimas? Tai jeigu žmogus neturi už ką paskambinti, kaip jis ruošiasi automobilį nupirkti? Ne, atrašom. Domina. Į pinigus. Niekam nesakiau ir nuvažiavau pažiūrėti to varianto. Ir vis dėlto išmainiau. Visada sakiau, kad perdaryti automobilių neapsimoka pirkti, bet šį kartą teko surizikuoti. Parodysiu ir įtikinsiu visus jūs kodėl. Ogi todėl, kad šitam chuliganė įdėtas lygiai toks pat variklis, kaip ir mano senajam. 230 arklių, 300 Newtonų, tai tas pats 3 litrų variklis iš E46 kėbulo. Salone yra jau įdėtas hidraulinis rankinis, gale virintas reduktorius. Galvoju, dar brolio teks paprašyti padaryti ratų išsiskimą. Ir viskas, kas liks, tai sugalvoti šio automobilio paskirtį. Nežinau, ką Norbertas daro su tom mašinom, bet aš tai ruošiuosi varžyboms Pro lygos. Automobilis pagaliau yra važiuojantis pilnai. Buvome pas Laimoną Klaipėdoj, kur programavo variklio kompiuterį. Ir visi arkliai jau yra suskaičiuoti. Tai 515 arklių ir 780 Newtonų. Manau, yra pakankamai geras rezultatas šiem metam. Iki varžybų liko visai nedaug, mažiau nei savaitę, tačiau ir darbų liko mažai. Tai juos reikia pabaigti, dar šiek tiek protestuoti automobilį ir galim bus krauti ant ralą ir važiuoti varžybas. Žinoma, galima buvo atsukti ir daugiau arklių. Tam reikia pastatyti interkulerį, nes oras stipriai spaudžiamas, per daug kaito ir pradėjo kristi kreivės. Pastačius interkulerį galima bus neapsiriboti ir 600 arklių. Kaip matėte, automobilį sumontavom visus 4 stiklo pluošto sparnus, todėl kad priekinė važiuoklė yra plati, taip pat galiniai ratai gana dideli ir platus. Iš viso automobilis praplatėjo virš 20 cm. Šį body kitą padarėme prieinamą kiekvienam. Kaip jį įsigyti ir visas jo nuotraukos galite rasti Bros for Pros Facebook'e. Jūs turbūt matėt Norberto chuligankį, kuri tikrai atrodo prasčiau. Dėl ko Ignas toks nepatenkintas? Šiandien jo gimtadienis ir dar negavo dovanų. Visko aš pasirūpinau ramiai, iš DLT LT gavau ratų komplektą. Pats laikas ir padovanot. Nupirkau gimtadienio žvakučių. Manau, bus puiki staigmena. Gerai. Užsivertęs darbais. Žiūrėk, ką turiu. Imk, pakuokis su gimtadieniu. Einu atnešiu dar porą ratų. Na, turbūt reikia nieko nelaukti, dėti padangas ir pažiūrėti, kaip atrodo ant BMW.